Na, pirmiausia, aš noriu įvertinti Andriaus vakarienę, kadangi tai ir buvo pirmoji vakarienė. Iš tiesų, Andriui gal buvo sunkiausia iš mūsų visų trijų, kadangi jis buvo pirmas ir tikrai nežinojo, kaip viskas vyksta ir galbūt patyrė daugiausia jaudulio iš visų mūsų. Ir tikrai galiu pasakyti, kad ta vakarienė buvo labai šauni, kad mes tikrai nejutom jokio diskomforto, vienas su kitu susitikę. Tikrai buvo labai gražus bendravimas ir Andrius vakarieniai tikrai buvo tikrai šauniai pasirengęs. Ir patiekalai buvo irgi labai skanūs. Tačiau galbūt noriu pasakyti ir kelias pastabas apie tą vakarienę. Man galbūt norėjosi truputėlį, kad nesutaptų užkandis ir pagrindinis patiekalas, o užkandis buvo žuvies ir pagrindinis patiekalas taip pat buvo žuvies. Tai galbūt toks, pagrindinis minusas, sakyčiau. Labai skaniai Andrius paruošė desertą. Man jis buvo kiek saldokas, tačiau galbūt tai subjektyvu. Tie, kas mėgsta saldumynus ir smaguriai, tai tikrai jiems turėjo labai patikti tas desertas. Tai buvo tradicinis angliškas desertas. Na ir aš Andriaus vakarienę norėčiau įvertinti 8. Antroji vakarienė buvo Vandos. Ir irgi galiu pasakyti, kad Vanda tikrai labai buvo gerai pasirengusi vakarieniai, nes jinai tikrai turėjo labai daug ką apgalvoti rengdama tą vakarienę, kadangi mes vakarieniavom netradiciškai kambaryje prie stalo, tačiau vakarieniavom lauke, tai Vanda tikrai turėjo daug ką apgalvoti. Labai gražiai Vanda suderino stalo papuošimą, raudonas ryškias servetėles su puokštę, kurią pati sukomponavo, labai tikrai šaunu. Ir vakarienė buvo labai šilta, labai draugiška atmosfera tvyravo vakarienės metu. Labai buvo skanus desertas, labai gaivus, labai gražus, ryškus, estetiškas, labai derėjo prie jos ryškių servetėlių, tikrai buvo labai skanu valgyti. Na, tik man pasirodė, kiek didoka užkandžio porcija, aš jau buvau visiškai soti po to užkandžio. Na, o pagrindinis patiekalas, regis sluoksnainis vadinasi, man buvo per sunkus iš tikrųjų. Ir šiek tiek jaučiau tokių paskrudusių daržovių. Na, gal man taip nelabai pavyko su ta porcija iš tikrųjų. Bet šiaip, jis buvo pakankamai tikrai gero skonio. Na ir Vandos vakarienę aš norėčiau įvertinti 7.